Sveiki, mėly dvyniai. Taigi, sekmadienį, manau, biškutį pakonfliktavote ir pasinervinote, bet todėl nuo pirmadienio visą šitą nuostabią savaitę jums bus puikiai. Ir gerai jausitės, ir tikrai nuotaika bus pakili, ir būsite darbingi, ypatingai kas susiję su protiniu darbu. Na, mes iš tikrųjų dvynius priskiriame protinio, mokslinio darbo labiau krypčiai. Taigi, brangus dvyniai, tikrai viską darykite tai, kas lavina jūsų protą, protinę energiją, psichinę energiją ir stiprina valią. Taigi, ši savaitė yra ne tik protinio darbo, bet ir stiprios valios ugdymo metas. Na ir labai prašau paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą. Na, o kas norite asmeninės konsultacijos, tai labai prašau rašyti į Messengerį. Taigi, tęsiam. Antra dalis, reiškia, jūsų horoskopo turėtumėte atkreipti dėmesį į turto klausimus, kadangi šią savaitę galite netikėtai savo iškelti turtinių dalykų kažkokios tai problemas. Na, galbūt perrašyti kažką vaikams, gal kažką perimti iš tėvelių, gal pradėti valdyti kažkokį turtą. Tai vat ši savaitė tiems dalykams yra labai palanki ir tvarkyti dokumentus, būtent kurie yra susiję su turtu. Taigi nebūtinai, kad tai yra su nekilnojamu turtu, tai yra bendrai turtas, tai gali būti ir paveikslai, ir automobiliai, ir, na, nežinau, tiesiog parkeris galbūt senelio ar pypkė tėčio. Taigi atkreipkite tai dėmesį ir tikrai tas turto perėmimas, valdymas, tvarkymas turėtų atnešti jums labai daug tokios, na, teigiamos energijos ir tokią lengvą dvasią, nes tai sukels labai daug malonių emocijų. Asmeniniam gyvenime labai vidutiniškai, reikia labai saugotis, kad nekonfliktuoti, nes galit būti šiek tiek tokie užsidarę savyje, taigi tokie nelabai susišnekantis su savo mylinčiais žmonėmis. Taigi, brangieji, iki kitos savaitės, ate.